Kur prapolė. Į Klaipėdą atpoliau. Čia mes bandom prikelti iš naujo brūdų paieškas ir brūdų paieškas šiandien darysim čia, Danė. Meridians, Klaipėda ir pabandom, ko rasim čia, to pakrontė. Merkam. Kažkokia šiandien šventė vyksta, bet mes pabandom įmerkti magnetoką. Net apgiliai. Nebuvo dabar panašu, čia tavėta taip kažkaip laidą pavadinimu. Vienam gale kablys, o kitam kvailys. Man kažkaip taip su ta muzika sutapo natūraliai, kad čia panašiai į tam kablį. Kažkas buvo užkėbis. Ko net ištraukti. Nepajudinau, man rods. Diena. Magnetauju. Magnetaujat? Nu. Kaip jums šitas? Šiukšlių rinkimas. Jeigu norit, taip įvardinti. Šiukšlių rinkėjams man sekas gera. Kas ten? Tik tokį, pažiūrėkit. Šoviniauskas vadinas kanalas. Pažiūrėkit, ko esu pririnkęs. Bet čia dabar po tokios didelės pertraukos užsukom į Klaipėdą, pabandysim čia. Visokių nesąmonių šiukšlių, tiesiog. Pradedam korko. Ne, dabar pirms merkėms niek nėra. Da kol kas sausas esu. Korku. Nu. Metalinį. Alaus, korka. Alaus neįsgėris. Maladės, aš irgi prieš 17 metų baigiau. Ne, čia ko? Ne, kamštėlis. Coca-Cola atsidara, kamštėlis įkrėta, aš ištrauks. Skardienis neištrauks, bet korka gali. Kas per užsimėms? Nu ir žmonės, kas vaikščiojo paplūdimės su metal detektoriu. Konaniai renka auksą, žėdus, papuošalus. Žiedus skenuoja? Tu aišku. Magnetas traukia jodo metalo, detektorius mato visus metalus. Ir taip toliau. Bet aš tai paprastą jodo metalą galiu pagauti, jeigu kažkas yra įmestas. Bet šiuo atveju... Tai jau yra radinys. Vincents. Nu baikit. Eurocentas. Taigi jis kaip jis kimba? Toks ir lydinys, kad он skimba. Anami ir metalą, geležies. Jis pats pigios, ne, čia neapsimo. Magnetas 100 eurų kainuoja specialus. Taip, kaip kažkas su detektoriumi ieško kažkokių lobių, taip aš ieškau šiukšlių šiuo atveju. Čia šiukšlių visiška šiukšlių. Ne, nekips. Visiška šiukšlių, anas man tikslas ir kad parodyčiau žmonėm, kas ir po vandeniu. Kad jeigu aš esu jaunas žmogus ir metu daiktą į vandenį, on nikor neprapoli. On atsiranda vandenyje, on ilga ten ir to daryti nereikia. Čia prasidėjo per karantiną. Šitas tai yra, jisai turi pažymėjimą, ar ne, reiškia? Nu, turi verti, ne? Nu, čia specialus magnetas. Nu. Ne, čia specialus magnetas. Jie kel teikiai, aš nepakelu. Kelintų čia metų? Paprastas. Paprastas. 2,7, tarkim. Nu. Tarkim, kad šviežiai įmetė. Nu, tarkim. Bet on gali ilgą gulėti mums stik. Pagausiu šoną, jeigu bus. Gražiau atrodo neiškauti. Nu. Pagulėjai, biškis, nedaug. Ir viskas. Ko dar randas? Žvėja, kaip žvėjo, ne. Šovinių esu radęs. Žvėjo naudoja kukurūzus. Ne? Kukurūzus. Skardinės yra, ne? Kur pasidėt skardinį, vies padaro įput, arba tiesiog patys paband, aš visas ant randu. Visas. Telšiu į Smaščią ežerį, ištraukiau skardinį su popkornu, atvertų skardinio ten vežys gyvs. Tai mano nams buvo. Nežinau, grundėnį toj klinciūgą, beveik apnu laivą toj, bet ten tokiam ežerį, kur nėra laivų. Neaišku, iš kur atsirado. Motociklo detalių,
dviračių detalių. Metal laužą, visokį. Ką paskui darot? Mani Meną? pridaudu metal laužą, sakau, žiūrėk, čiukšlis neturi būti vandenė. Nu, viskas, toks. Daug prasmės nėra, čia yra Čia hobis. Gamtoj. Nu. Hobis, tiesiog, sakau, prasidėjai per karantiną, buvau biškai sustojęs, dabar vėl Klaipėdą atvažiuojam tą progą, gal jie gaivins, nes labai žmonės sako, o tu kada bedarysi ton savo video, kada video. Tai va čia toks, tai prasme. Tok. Ačiū. Nėruško, prašau. Dėko. Nu, o, monetas 2, žmonės jau irgi 2 užkėba. Bet sėsim, kas bus toliau. Nu, kas čia, Klaipėda bagot ir pinigus mėtai vandenį. Antras pinigas. Antras pinigėlis. Euro. Centėlis. O jeigu jums pasirodo, kad čia vos veinų kėtų, metim iš karto jau ištraukų monetą veiną ar kėtų, tai taip tikra nėra. Tų metimų čia buvo padaryta tikra daug ir laiką praleisti žymiai daugiau. Nieko. Visai nieko. Gražu. Metal fishing. Metal fishing. Or magnet fishing. Oh, it's nothing. Here it's nothing. I just take 2 cents there's in the pocket. Not yet. It's just finished. It's just start. I'm just start. No ammunition, no nothing. No. I'm not searching for that. No. I'm just for trash. You know? Yeah. But here's no. It's clean. No submarine. No. Submarine, maybe. Who knows? Nobody knows. Maybe one day. There's no gold. No, gold is not going to magnet. Gold Will not catch it. No. It's just metal, but it's nothing. Nothing again. So it's clean. It's okay. How deep is it here? Here, 2 meters, 3, maybe no, less I think. Let's look. So now it stands. Now it stands. Yeah, from here. Yep. Yeah, like this. 2.5 about. Yeah, not much. Here, but there is deeper in the center. Where are you from? Germany. Okay. Next month will be in Germany too, in Düsseldorf. Düsseldorf. Yeah. We are also from Düsseldorf. Yeah. Oh, so I will fly next month. You have relatives from there? No. I'm working with youth, so with youngsters we are going there to work. What are you doing here? We visited all the countries here, Yeah. the Baltic Sea, Yep. and so that is our last one. Okay. We are going back to Germany Okay. on Monday. Okay. Have you been in Nida? Yeah. You enjoyed it? Yeah. We have so many fantastic places. Yeah. I'm telling you. Yeah, I know. Thank you. We are happy, and we are happy that we can share with you. It's good. How long are you doing this kind of? How long? Yeah, It started on COVID. I started it. I see. There was some free time. I started. There was a break, but sometimes I'm catching. What did you catch until now? Just metal, trash. The reason why I am catching. Coins
Coin, no. Not just cheap shit. Just cheap shit, just trashes. And the reason why I'm doing this, I'm showing youngsters like he is standing and looking, like if you are throwing the thing to the water, Yeah, it's still there. that's right. It doesn't disappear. It's just underwater. Don't throw the trash inside water, because everything goes to Baltic Sea. In other words, keep it clean. Yeah. Yep. That's it. Let's see, you did not catch too many values, otherwise you would be somewhere else. Yeah. Okay, Yeah. good luck. eh? Thank you. Good luck, you. Thank you. Nieko. Kas čia, nieko čia nėra. Kodėl aš galvoju, kad aš čia nieko nepagausiu? Kažką man reikia varyti ten, ant to tiltą. Ten turėtų būti žymiai daugiau veiksmų. Ką kaip jūs galvojate? Aš galvoju, kad taip ir reikia daryti. Nu paėnu dar čia iki galo ir bandysiu tad ten varyti. 20 minučių žvejybas. Kiek? 3 žmonės ir 2 monetas. Magnet fishing. Magnet fishing. Nieko nespamėts. Ak, būna, kad nors. A, pametėt ko nors? Laivą. Ne, laivas čia yra, bet neįkrėt kas nors. Kitas irgi. Ne. Aš man būn pamet, sako, čia pamečiau akinius. Aš gal ištraukti, atiduoti. Gal. Kur? Prie to. Ne. Kiaulės nugaros. Ne, čia, ne, taip nerasti, paprasta. Ne. Čia lipant, jeigu pamet kas nors, tada galim rasti. Dušė. Švaru gan. Tai jau viską žvejybė. Čia daug žvėjotojų, ne? Nu, nežinau, tikriausiai. Aš manau. Kur jūs plukdinat? Kaip? Kur plukdinat? Tauralukis. Na, o čia aš susivinioju šniūrą, kulniuoju link teltą. Randaus javom Danis teltą, pakeliam to gelžiniaus teltą, kur pasikel telts, kuomet reiktų didesnim laivam praplaukti. Nu ir čia šitas iš karto matos, kad ognas jau kitokiesnis. Ir perkritimų, ir tokių skirtingų gylių. Ir labai tikausi, kad čia jau kažkon rasiu tropniau. O, koks perkritimas geras. Kokių 2 metrų perkritimas. O, dar kremt. O, kiek šlamšta. Geras. Dėlė, kiek šiukšlių. Skeveldra tokia nupalusi. Nu, čia bus nuseno į teltą, garantuota. Šimtas procentų, kad čia nuseno į teltą. Bet tiek šiukšlių danga. Skeveldra. Iš pirmo žvilgsnio čia atrodo kaip peilis, bet iš tikrųjų tik tas gelžgalys supovis. Ką jūs tikrinat, man įdomu. Taip. Kon? Ką jūs tikrinat? Žvejoju. Ai,
žvėjuoji. Žvėjoju su magnetu. Žvėjuoji, auksą. Su magnetu. Ne, auksas nekim prie magnetu. Jeigu jūs žinote, o kad nekim. Taip iš paveizėjimo augis žmogus, aš taip galvoju, kad nors biški fiziko turėtų gautis, kad auksas, prie magnetą nekim, bet kokiu atveju nekim. Bet vis tiek tas mits ir gyvs, kad jeigu kažkos jeiška, tai jau jeiška auksą, kuo brungesnį daktą karastą. Ne, čia ir brūdų paieškas šiaip tai. Ką veikiat? Žvėjoju. Ką žvejojat? Su magnetu. Su magnetu? Kas kim ton žvėjoja? Ir ką ištraukėt? Ten kibiriukiai yra, gali pažiūrėti, jeigu įdomin. Šiukšlės iškart pasakau, ten bus. Ant iš karto, ant žodžiaus, užkim davė in motriškėlis dukrėlį, kad irgi sako, končių žvėjoji. 2 centai ir metalo šiukšlis. Kas yra? 2 euro centai ir metalo šiukšlis. Geras. O esat kažką įdomaus suradęs? Aš šiukšlių ieškau. Aš neieškau lobių. Nerate? Na, detalių, motociklų detalių, dviračio detalių. O dabar kažkas kimšta va. O, dabar užkiba kažkas. Pažiūrim. Bet neiškelsiu. Nepakeliams daiktas. Žiūrėk. Ai, per snaiką? Žvėjuoju. O ko jūs darot? Nu, vot gera. Man tai kim kažkas. Nu, pabandyk patempti. Pajusti. Tikrai. Aha, tikrai. Duok, dukrai. Nori Luna pabandyt? Pabandykite. Žiūrėk, čia kažkas užkibo, tik reikia pabandyti ištraukti. Neišeina, ne? Didelis, jei koks dviratis, tai tikrai Ne, neištraukčiau. dviratį ištraukčiau lengva. O tai kas? Olandijoje tenas yra labai populiaru. Čia galbūt betono gabalas, didelį nuolaužų galbūt. Bet kas gali būti. Kas tai? Žuvis metalėnė. Ar auksas žuvis? Nu, dabar ištrauksi, bus aplėps vis šiukšlim. Bus jaudų šiukšlių visokių. Nu, daug nėra, bet biški yra. Šiukšlių, juk sakau. Daug nėra, bus tokiam jaudom negražiam šiukšlim. Apkėbisi viskas. Nulaužam. Jo, čia specialus paieškų magnets. Nu va. Va, rakta. Raktas. Tai yra raktas. Geras. Va, čia yra raktas vienas. Nežinau, kodėl tas prikėba. Bet čia ir Čia kažkas yra apkėbis. Nu. Nu, tiesiog šiukšlis Drumlės apaugus. matyt, Va, čia yra raktas. Tai šitą matyti ir pakabino, ar ne? Ne, mes tas katonkom pakabėm, to mes neištraukėm. Nu, įdomiai. Tai ačiū jums. Žiūrėk to, Darot vat, tokį matot? darbą. Bet čia nėra grins metalas, čia per betoną. Jeigu pridėčiau prie to, būtum sunkiai atlopti. Ne. Šiam karto tiek. You speak English? Yes, a little bit. What Sometimes. kind of noises are there? What noises? The bus is going. Ah, okay. This bridge opens like this. Oh. Yeah, look, in middle. In the middle, then the big ships. How you imagine how this ship comes here? Yeah. You can imagine it. It comes from sea, Yeah. and there is too big, not like small like this. Yeah. They open at the bridge. Oh, wow. Yeah, it's old one, and it works, still works. Not often, but works. That's a reason why he is like with terrible sound. Okay. It's okay. You know, I'm magnet fishing. I'm fishing here. Yeah. Yeah, but sometimes I catch people. Oh. In other line, yeah, sometimes. A little bit. Tos mergelks irgi buvo užlėpusi ant to šniūro mano. Bet dabar kiti žmonės užlėp. Rodau, ką užlėp šniūrus į tos džiaugas. Nors iš tikrųjų klausi apie pakeliamą tiltą, dėl ko он šitai Nieko tok. Nei jūs pirmi, nei jūs paskutinė, viskas gerai. Ką? Kapkon. Su magnetu. Vinėjaus šniūrą ir slenku skersą gatvę, skersą to tiltą, įkėtų posį. Įkėtų posį tiltą ir su tokiu mintim, kad čia jau kažko geriau rasiu. Ir kažkas jau užkėpės. Porą vinių. Tikrai, o fuck, kiek šiukšlė. Na gerai, kas čia yra? Žvejybinis suktuks. Ir belė kiek nuolaužų.
Tu nulaužu tiek daug, kad jau rakyti radinė tikrai nebekimba. Ai, ne. Žiūrėk, čia Auskars, ne. Čia yra Auskars. Čia yra Auskars. Jo. Čia yra Auskars. Nu tai jeigu kažkas pametė tą Auskarą, varyk tą atgrąžinsiu. Pasiveizėjusi tą Auskarą, suprantu, kad jau anksčiau čia galėjau atėti, būčiau jau žymiai seniau pagavęs kažkom daugiau. Tai taip ir su tas teltas ir pakrantėm ten, kur daugiau veiksmų, kur daugiau žmonių praėjom, daugiau šiukšlių. Čia įrodėms. Houston, we have a problem. Houston, hey Houston, we have a problem. Viduryje opise ir užstriekis magnets ir aš ano nebegaliu atkibdyti. Ir kas bus toliau? Atšok tas magnets, net nepajudinau to daktą, katras yra apačio. Ir stipriai buvau susnervojęs, galvojau, kad prarastum magnetą čia į dabar. Nieko, kon netelšia. Na, jūs irgi telšia. Brūdoeška. Nieko, nu viedriai runta. Galit pasižiūrėti. Neslėpsiu, kokia keista pasijaučiau, kad viduryje Klaipėdos ieškom grūdų, man sako, kon telčia. Žmonės kartas atpažįst mane kitus miestus. Nu, bet gal visai fainai. Šiukšlių! Nu, deimantinių. Jūs norit? Nu tai juk galiu parduoti magnetų nebrangiai už 150 žvejokit. Nu. Ne auksą. Čia rasit tik tą šiukšlis. Arba brūdą. Visokį brūdą rasti. Jokį auksą nerasti niekada, nes auksas prie magnetų nekim. O čia žvejoju su magnetu. Nu, koks tas geroms. Zabovai viskas. Niekaip čia. Niek čia mažuškai beriokite privaliau šitą. Tai niek daug nerda. Nu, jauka čia. Kitur bunda aug. Nu, tokį radinį dar nebuvau radęs. Tokį radinį dar nebuvo. Tiesą pasakysiu, jau matau, kad čia man visai įdomi. Ai, galvojau, kad vokiškas. Bet iš tikrai tai ne. Penki rublė. Simboliai ir simbolė. Erėlis, galvis erėlis. Labai jau buvau apsidžiaugęs, kad radau kažkokį vokišką monetą, bet iš tikrųjų tik rusišką. Tai to džiaugsmą į neblek labai daug. Uhuu!
supratau. Jau dašėla. Čia ir linciuks, o čia į spyną. Čia ir sraigi. Čia dar viens sraigi. Čia dar viens sraigi. Nu kon, atėjo čiesas apžvalga mano radiniu šiandieną. Daug šiukšlių nuolaužų, brūda, tada korkelė, raktėlis, aišku spyna, bet raktėlis netingnu tos spynos, linciuks vesas, gelžgalys toks jau rimts, 5 euro monetas, po 1 po 2 centus, auskarioks, sakyčiau, pats geriausias radinys ir šiandienas ir gal netgi kitų laikų. Tai čia, nežinau, kap matos, bet gal biški matos, čia yra su dvigalviu ereliu 5 rublė, katrų metų dar kol kas nematau, bet jaučka parašysiu ant video, kokių čia metų ir tai rublė, reikėtų pasiveizėti. 2019 metų 5 rublė šių laikų. Nu, tai buvo, tokis brūdų paieškas, čia Klaipėdo Danis upė.